Sveiki visi, su jumis Passive Income Fanas ir šiandien pakalbėsim apie sutelktinį finansavimą. Tai pirmiausia, gal išsiaiškinkim tokias savokas, dvi pagrindinės sutelktiniam finansavime. Tai pirmas tokias būtų toks apibendrinimas, toks sutrumpinimas kaip P2P, tai būtų person to person, tai reiškia, kai žmogus skolina žmogui ir jeigu domėsitės sutelktiniu finansavimu gilinsitės, tai dar rasi tokį pasakymą kaip P2B, tai person to business, tai žmogus skolina verslui. Tai kuo tie abu skolinimo tipai skiriasi, tai kai jūs skolinate verslui, tai jūs dažniausiai turite teoriškai mažesnę riziką, nes jūs gaunate užstatytą verslo kažkokį tai laidavimą, užstatytą turtą, bet jūs turite ir galimai mažesnę grąžą negu skolinant žmonėm. Bet jeigu jūs skolinat individualiam žmonėm, be jokių ten užstatų garantijų, tai jūs kaip ir turite daug didesnę potencialią grąžą, bet jūsų rizika yra daug didesnė, nes žmonės yra, kaip suprantam, visi skirtingi, nenuspėjami, nesukontroliuojami, tai reiktų įsivertinti šitas rizikas prieš pradedant kelionę su sutelktiniu finansavimą. Tai aš pats išbandžiau abu šitos būdus ir prieš 4 metus, kai prasidėjo mano investavimo kelionė, tikrai turėjau nemažą, kaip pasakysi, kaip pažiūrėsi, kai kam mažas, kai kam nemažas, tai buvo virš 10 000 vertės portfelis vien tik sutelktiniam finansavime, nes tada buvau dar, kaip pasakyti, naujokas, tai pilna tos reklamos ir mūsų medijoje, ir internete, kad pilna lietuviškų platformų, kur galima visas tie vadinami appsai, tos įmonės, viskas lietuviškai, lengva ten viską suprasti, investuoti, atrodė tikrai patikimas ir fainas produktas, ir galvojau, kad tikrai čia, geriau už akcijas, geriau už nekilnojamą turtą, tiesiog skolini žmonėm, verslui ir gauni gerą didelę grąžą. Tai čia kaip ir nauja klaida tokia buvo. Tai vėliau supratau, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo, tai viską papasakosiu dabar, į kokias platformas aš investavau. Tai investavau į Pirber ir paskolų klubą ir dar naudojausi tam vadinamam verslui skolinti, naudojausi Estate Guru ir Profitas platformą. Tai šitas 4 naudojau šitam visam sutelktiniam finansavimui. Ir pas mane iš pradžių viskas buvo gražiai, viskas buvo, kaip sakant, tie dalykai išreklamuoti ir internete, kaip ir minėjau, visur socialiniuose tinkluose ir medijoje, netgi per televizorių galite pamatyti reklamą. Jeigu atidžiau žiūrėsit ir tenais tikrai rasit visų tų lietuviškų įmonių reklamas. Ir tikrai daugelis žmonių užsikabina. Čia gal ir sakyčiau visai neblogai, kaip susipažinti su investavimu, tas pradžiai, tas sutelktinis finansavimas, bet man asmeniškai šiuo metu tai yra paskutinį vietą tas dalykas. Paaiškinsiu, kodėl. Tai aš dabar, jeigu taip šnekant, turiu, kas žinot iš seniau mano video, tai aš turiu dar likusi vienintelį šitų visų platformų Pirber platformą. Šioje dar turiu apie 2200 berods likusių paskolų verslui. Tai vėliau parodysiu viską. Tai dar norėjau ką pakalbėti, tai kad apie kokią pusę, kuri mažai ką šneka, kur jūs nerasit tose reklamose, sutelktinio finansavimo platformų, tai kad jūs, kai pradedat investuoti į sutelktinį investavimą, jūs neturit praktiškai likvidumą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs, tarkim, investuojant į akcijas, investuojant į reitus, tarkim, į fondus, jūs galite juos parduoti tą pačią sekančią darbo dieną ir atsimti savo pinigus, tarkim, aišku, jeigu tas fondų vienetas bus pamažėjęs, jūs atsimsit gal ir mažesnę dalį, jeigu užaugęs atsimsit didesnę grąžą, bet tarkim, jūs sutelktinio investavime, tarkim, jūs yra kažkokie tai laiko limitai, tarkim, jūs paskolinat verslui metam laiko ar 1,5 metų laiko ir jūs negalėsite anksčiau užimti tų pinigų. Nebent, kai kurios platformos turi tą vadinamą antrinę rinką, kur jūs galite parduoti tas paskolas kitiems žmonėms, bet aišku, jūs parduoti pigiau ir gausit prisimti tam tikrą, kaip sakant, nuostolį, kad išimti savo pinigus. Bet pagrinde, jeigu jūs norite tos tokios saugesnės ir vidutinės grąžos, tai jūs investuosit į
skolinimą verslui tikriausiai, su kažkokiu tai garantija, nekilnojamo turto laidavimu, tai tos antrinės rinkos tikriausiai ir nebus. Tai teks susitaikyti su tuo likvidumo nebuvimu. Tai vienas iš tokių didelių minusų man asmeniškai. Kitas minusas, kuris niekas daug nepagalvoja, nes daug kas galvoja pradžiai pradedant investuoti, kad tos akcijos tenais, tie svyravimai čia, ir ta grąža vidutinė 8-10% tikrai neverta, geriau pasirinksiu sutelktinį finansavimą, gausiu ten nuo 10 iki 15% tas reklamuojamas grąžos. Tai žinokit, taip tikrai nėra, jūs tikrai negausite tos 15 tos savo vidutinės grąžos. Čia tik yra, kaip sakyti, marketingo triukas. Jūs dažniausiai bus jūsų grąža, aš iš savo patirties sakau, tai išbandęs visas šitas 4 platformas, tai bus vidutiniškai apie 10%. Ir tikrai turėsit didelį riziką, nes ką aš turiu minį, kad tarkim, palyginus, pavyzdžiui, tarkim, sutelktinį finansavimą su akcijom, jūs, tarkim, abiejose produktuose, kaip sakant, abiejose turto klasėse jūs galite prarasti pinigus, nes jums ir akcijos gali bankrutuoti arba gali labai kristi, arba tai taip pat lygiai gali ir žmogus jums arba verslas bankrutuoti, arba tiesiog žmogus nuspręs nebemokėti jums, nebegrąžinti pinigų ir jūs, kaip sakant, gaudysit vėjo laukuose. Bet tai rizika abiejose yra tikrai nemaža, bet kas liečia grąžą, tai jūs sutelktiniam finansavime, jūs turėsit fiksuotą grąžą ir viskas, tarkim, jūs turėsit tą vidutinę 10% grąžą, jūs daugiau neuždirbsit. O kas liečia akcijas, grąža yra nelimituota, tai jūs galite uždirbti ir 20 ir 50% per metus. Tai tą reiktų išsivertinti, kad nuostolis abiejose produktuose yra, kaip sakant, bankrotas ar nulis, bet uždirbti vienam produktui yra limitas, tarkim, o kitam akcijose, tarkim, fonduose, ETF-ose nėra lubų. Tai reiktų tą įsivertinti ir ilgalaikiai, kiek pastebėjau, investuotojai, profesionalus, tai jie tiesiog laikų bėgant tiesiog nebeinvestuoja į sutelktinį finansavimą. Tai čia lygiai tas pats atsitiko ir su manim. Galima veikti, man atrodo, paskutinį, kas žiūrėt mano video seniau, aš esu pasakojęs, kad dar turiu paskutinį pirberį. Kaip matom, paskutinis paskolas ir aš dabar šiuo metu yra suinvestuota 2216 eurų. Ir kaip matom, už per visą laiką uždirbta beveik 1000 eurų grąžos, bet čia tikrai ne per vienus metus, tai ta grąža nėra tokia didelė. Kaip matom, vidutinė grąža rodo apie 20,26%. Tai įsivertinkit, tai tikrai nėra didelė. Aš per tiek metų iš savo investavimo į akcijas ar kriptovaliutas aš uždirbu tikrai daugiau, o rizika sutelktiniam finansavime tikrai buvo nemaža. Tai pirmiausia, aš uždariau paskolų klubą, nes laikų bėgant prasidėjo žmonių pinigų negrąžinimai, prasidėjo teismai, tai aš pamačiau, kad čia tiesiog nebus nieko gero ir tiesiog gerai, kad buvo antrinė rinka ir aš tas paskolas pardaviau į minusą kažkiek ir aš išėjau praktiškai su trupučiu minusu, neįdėjau pinigų iš paskolų klubo, buvo man tai puikiai pamoka. Vėliau sekantis projektai, sekantis platformas, kurias uždariau, tai buvo Estate Guru ir Profitus, tiesiog irgi lygiai ta pati situacija. Pradžiai buvo viskas gražu, pilna projektų, visas nekilnojamas turtas buvo įkeistas, taip sakant, su tam tikrų laidavimu, bet pasirodus, kad prasidėjo verslų bankrotai, projektai pradėjo stoti ir išieškant to turto pasirodo, kad tie vertintojai pervertino tą turtą ir jis nebėra tiek vertas ir tikrai buvo sunku ir kai kurie projektai net nėra dar atgavę pinigų. Tai irgi manau, neverta rizikos, reiktų labai įsivertinti tą riziką, kad investuoju kaip ir į verslą, kuris laiduoja kažkokiu tai nekilnojamo turto ar žemės sklypų ir jeigu kas atsitiks, mums jį parduos, ten tie notarai, ten bankroto vykdytojai ir mes atgausim savo pinigus. Tai taip reiktų tokių rožinių akinių neužsidėti, nes visur, kaip sakant, ranka plauna, mes nežinom, kokie jų santykiai, gal jie turi pažįstamų kažkokių tai vertintojų, kurie pervertina tą turtą. Tai reiktų įsivertinti rizikas. Man asmeniškai tai yra per daug žmogiškojo faktoriaus šitam sutelktiniam finansavime, todėl aš labiau krypstu į ETF-us, į dividendinės akcijas. Tai mano būtų tokia nuomonė, ką aš pamačiau per tiek metų investavimo. O čia galim peržvelgti, su visas platformas uždarius liko šita paskutinė,
Peerberry. Čia kaip ir problemų labai neturėjau. Čia tiesą pasakius, šiuo metu galim pasižiūrėti, visi mano šitie pinigai sudėti ir nekilnojamo turto objektus, paskolinti verslui ir likę tik tais Ukrainoje pas 34 eurai. Tai čia prieš karą dar skolino platformų Rusijoje ir Ukrainos žmonėm tiesiog trumpalaikės paskolos buvo mėnesių, 2 mėnesių laiko ir galim pasižiūrėti, prasidėjus karui, tiesiog buvo viena iš rizikų, tiesiog žmonės pradėjo nebemokėti ir tos paskolos buvo įšaldytos, tie pinigai, tai iš Rusijos ir iš Ukrainos pusės. Tai galima matyti, kad aišku, kai kurias platformos būtų gal ir nurašusius tą kaip tą netikėtą karo riziką, jei būtų nebegrąžinę pinigų žmonėm, bet Peerberry tikrai neblogai tvarkėsi ir po truputį per metus, per 18 mėnesių biškį grąžina tos pinigus žmonėm. Tai kaip matot, man buvo gal kokie 500 eurų, bet per tą laiką, per porą metų man jau beveik visi pinigai sugrįžo ir kaip matom, liko tik 2 paskolos žmonėm iš Ukrainos ir kaip matot, kiek laiko vėluoja, 765 dienos. Tai aš tą paskolą investavau 2022 metais 2 mėnesio 21 dieną. Tai praėjo daugiau nei 2 metai jau ir aš dar net gaunu pinigų. Tai matot, tokia ir yra rizika reali su to sutelktiniu finansavimu. O šitie projektai, kur matot Lietuvoje, tai yra suinvestuoti nekilnojamą turtą verslui ir čia yra ilgalaikės paskolos, 1 ir 2 metai, 4 metų laiko, tai man kažkur per tą laiką sugrįžta pinigai ir aš jų atgal nebeinvestuoju, aš tos pinigus tiesiog išsiemu ir padėsiu į finansinę pagalbę. Tai ką norėjau papasakoti apie tai, kad savo patirtį, kaip man buvo, ką aš išmokau iš to, tai mano, kaip pasakyti, gal ne patarimas, tiesiog toks pastebėjimas, kad neužsidėkit rožinių akinių, viską įsivertinkit savo galvą, kad įsivertinkit, kad rizika yra taip pat kaip akcijose prarasti visus pinigus, bet jūs turite uždirbti, yra limitas jums uždėtas sutelktiniam finansavime, o ne kaip, tarkim, kitose turto klasėse, kaip kriptovaliutose, ar kaip nekilnojamam turte, ar akcijose, dividendinės akcijose, jūs neturit limitą uždirbti pinigus. Tai tą įsivertinkit, plus jūs sutelktinių investavimus dažniausiai neturit gero likvidumo, prireikus jums staigiai pinigų, jūs jų greitai neatgausit. Tai tikrai yra žmonių, kurie mėgsta tą dalyką. Aš iš pradžių irgi mėgau pradėjus savo investavimo kelionę, bet su laiku įsivertinus rizikas, pamačius, kokia yra reali situacija Lietuvoje, tai ar nebūtinai Lietuvoje, pačioje Europoje, tai sutelktinis finansavimas man pasirodė kaip nebe tokia patraukli investicija. Tai šiuo metu, kaip ir žinau, toliau aš į jį investuoju. Ateity matysiu, nesakau ne šitai turto klasiai, gal kai savo pasieksiu tikslą su kriptovaliutos portfeliu, gal kažkokį procentų dalį skirsiu sutelktiniam finansavimui, kad gautų pasyvias pajamas. Bet tai bus tikrai negreitai, gal per tiek metų atsiras gerų kompanijų, patikimų kompanijų, gerų projektų. Tai bet kokiu atveju viską darykit savo galvą. Jeigu patinka, ką darau, paspauskit patinka mygtuką, prenumeruokit kanalą, parašykit komentarą, gal turit kokių temų pasiūlyti kitam video, būsiu dėkingas. Pasikvieskit mane į socialinius tinklus, gal susirasti, esu viską palikęs video aprašyme. Šiam video būtų tiek ir iki kitų kartų.